Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir šiandien yra lapkričio 1 diena ir norėčiau pasirodyti, kągi planuoju veikti lapkritį. Kai apsikroviau, kaip matote, iš visų pusių, prisidėjau daug visko ir bandykim pažiūrėti. Tai ką norėčiau pajudinti ir jeigu pavyktų, labai džiaugčiausi, jeigu pavyktų, tai norėčiau pabaigti štai šitą darbelį, rankdarbių magija. Pagal Anos Petunovos autorinę schemą. Dar norėčiau taip pat pajudinti ir labai džiaugčiausi, jeigu pabaigčiau štai šitą Riolio rinkinį Ripe Blueberries siuvinėjimą 28 kaunto baltos spalvos Evo. Pakeičiau audinį, rinkinyje buvo 14 kaunto baltos spalvos Aida ir siuvinėjau pusvilnės siūlais. Ką tikrai turėsiu pajudinti, tai yra štai šis darbas Long Dog Sampleris Pandemic. Tai jis dalyvauja Facebook grupėje Kryžiukų namai projekte Kryželis po kryželio. Ir lapkričio norma bus 1000, tai mažiausiai tiek jis turės pajudėti. Siuvinėsiu štai šitam plote ir kai jau pasidarys nebepatogu, leisiu žemyn į savo išardytą plotą ir bandysiu užpildyti jį. Tai tiek apie šitą darbelį. Ką dar tikrai judinsiu, tai paso dėklą iš Wonderland Crafts, kurį siuvinėju karoliukais. Ir dar labai norėčiau pajudinti ir jeigu pavyks pabaigti štai šitą drugelį. Jame, jeigu taip gerai atsisėdus, tai yra vienas, maksimum 2 vakarai. Tai tiek šiam kartui ir iki kito įsijungimo. Trumpas įsijungimas parodyti pabaigtą darbą, tai yra Ripe Blueberries Riolis rinkinys. Šitą darbą dabar jau iš karto tik nufilmavus pakuosiu ir nešiu atiduoti jo būsimai savininkiai. Tai siuvinėdama šitą rinkinį pakeičiau 14 kaunto Aidą į 28 kaunto baltos spalvos Eva. Viso šitam rinkinyje buvo 7547 kryželiai, 17 spalvų ir 8 blendai iš jų. Blendai buvo kaip blendai ir kai kur buvo siuvinėjama apatinis kryželis viena spalva, viršutinis kita. Siuvinėjant buvo naudojama ir viena ir 2 gijos, kai kur buvo ir kryželių viena gija. Ir tų įdomių blendų, kur vienos spalvos kryželis, viena spalva siuvinėjamas apatinis kryželis, kita spalva siuvinėjamas viršutinis kryželis. Jam jau esu išsiuvinėjusi pernai ir jau jums rodžiusi porinį darbą, tai štai irgi Riolis rinkinį Ripe Cherries. Tai abu šitie darbai kaip poriniai keliaus mano draugiai, su kuria šiandien susitiksiu. Abiejuose juose keičiau audinį iš 14 kaunto baltos spalvos Aidos į 28 kaunto baltos spalvos Eva. Tai tiek apie juos. Labai smagiai siuvinėsiu. Siuvinėjama buvo pusvilnė. Ir keliaus kažkada, tai draugė rėminsis jos pati ir keliaus į jos sodybą. Ir norėčiau atsiskaityti, kągi pavyko nuveikti per lapkritį ir gruodį, kadangi lapkritį pradėjau, gruodžio vidury pabaigiau savo pradėtukų fiestą, tai kai kuriuos darbus jau būsite matę pradėtukų vakarėlio video.
bet kadangi juos vis tiek siuvinėjau tom dienom, tai pasirodys ir šitoje ataskaitoje. Tai dabar matot prieš save mano pabaigtus per šiuos 2 mėnesius darbus. 2 darbų pas save nebeturiu, jie yra padovanoti. Tai juos parodysiu video pabaigoje. O tai būtų iš Wonderland Crafts paso dėklas, kurį siuvinėjau karoliukais 10 spalvų. Pirkau paruoštuką iš Wonderland Crafts, schemos nebuvo, susigalvojau pati, naudojau tam 10 spalvų karoliukus. Kas labai patiko, kad tam paso dėkle buvo įdėtas pamušalas, tai visiškai nesimato nugarinės siuvinio dalies, nes viskas užsidengia pamušalu. Ir kitas mano pabaigtas darbas, kurio neturiu, tai yra Ripe Blueberry Riolis rinkinys. Jame per lapkritį gruodį išsiuvinėjau 5210 kryželių. Tai pradėkime apie kitus mano pabaigtus darbus. Ir pirmi 2 iš jų, tai yra mano metų projektas, kur kas mėnesį siuvinėjau po vieną motyvą. Tai čia yra lapkričio mėnesio motyvas, kuriame yra 781 kryželis, tai yra hands-on design schema. Siuvinėjau jį 5 spalvų siūlais ant 32 kaunto tamsiai pilkos spalvos lino. Gana smagiai ėjosi, kaip bebūtų keista, netgi susėjo iš pirmo karto man šitas vainikėlis, nes vieną mėnesį tai labai vargau, vis per vieną giją kažkur tai padarydavau klaidą. O šį kartą sekėsi visai neblogai. Gal tik tai šiek tiek buvo iššūkis šitie pavieniai visi kryželiai, nes į kiekvieną tvirtinau atskirai. Na ir mano gruodžio mėnesio darbelis, tai yra irgi hands-on design, štai tokia puansetė, kurioje irgi buvo čia tokių pavienių kryželių, bet gerokai mažiau. Ir jame yra 1213 kryželių, naudojama buvo 7 spalvų siūlai. Manau, kad tiek daug kryželių yra todėl, kad yra naudojamas backstitchas. Tada backstitchas duoda nemažą kryželių skaičių. Ir kažkada, kai išsiuvinėsiu dar vieną motyvą, kuris bus bendras visiems, apibendrinantis visus šitus motyvus ir dienų skaičius, tai tada darysiu iš jo kalendorių. Taip, kiti mano pabaigti darbai, tai parodysiu mažiukus darbus. Tai yra štai tokios 3 Wonderland Crafts apyrankės. Tai visos 3 jos yra mano mamai. Šitą jau net ir padėvėjo, gavusi kalėdoms dovanų. Šitose platesnėse apyrankėse yra po 1207 kryželius, o šitoj siauresnėje yra 923 karoliukai. Šitose abiejose naudojama po 4 spalvų karoliukus, o šitoj 5. Gavosi labai gražios, gana smagiai siuvinėjosi, labai nustebino ir va šitos karoliukai tokie pagrinde matiniai, labai gražus efektas gaunasi. Taip pat patinka, kad yra ne juoda pati apyrankė, o tokia chaki spalvos. Ir šita taip pat nustebino, nes viršelyje atrodė, kad tai yra 2 spalvų karoliukai, tiesiog kreminiai ir žali, o iš tikrųjų čia yra 4 spalvų karoliukai, labai įdomus gaunasi efektas. Tai labai man patiko.
tiesiog siuvinėjai ir džiaugiesi. Ir dar vienas pabaigtukas, tai yra irgi Wonderland Crafts rinkinys. Štai toks žaisliukas, viduje su tokiais žvyneliais širdelės formos. Tai pirmą kartą dariau tokio stiliaus žaisliuką. Galvojau, kad bus labai didelis iššūkis tos žvynelius suberti į žaisliuką. Siuvinėjosi nematomų siūlų 2 spalvų karoliukais ant tokio plastikinio paruoštuko ir paskui susisiuvo štai tokį. Bet kai susiuvinėjau, tiesiog palikau va čia neužsiūtą dalį, tada subėriau tuos žvynelius ir užsiuvau. Turėjo būti susiuvamas jisai kas antrą dygsnį, bet aš nusprendžiau, kad man gražiau ir patikimiau atrodo, kai susiūta pilnai. Tai va štai toks žaisliukas. Na ir dar 2 mano pabaigtukai, kurie buvo pradėti per mano pradėtukų vakarėlį. Pradėti ir pabaigti. Tai štai tokie 2 Komod firmos rinkiniai, kaštonas ir klevas. Pirmą pradėjau ir pabaigiau šitą, nes turėjau jį nusipirkusi ankstyvą rudenį. Jame yra 3026 kryželiai, 16 spalvų siūlai naudojami ir 5 spalvų karoliukai ir taip pat 2 keraminės sagutės štai čia. Tai siuvinėjau ant 28 kaunto tokio vintažinio lygaus audimo audinio. Karoliukai buvo naudojami tiek 11, tiek 15 numerio. Labai buvo įdomu štai šitie karoliukai, kurie yra pačiam kaštone. Tokie kaip malachitiniai. Ir paskui įsigijau štai šitą rinkinį, čia yra šio rudens naujovė. Tai jo gana ilgai nebuvo prekyboje, bet kai tik atsirado, iš karto nusipirkau ir pradėjau. Tai čia yra mano ir šių 2 mėnesių ir pirkinukas, ir pradėtukas, ir pabaigtukas. Tai jame yra 3159 kryželiai, naudojama 11 spalvų siūlai ir blendas iš jų. Ir taip pat 4 spalvų karoliukai, sagutė ir štai tokie pakabučiai. Ir siuvinėjama ant tokio paties audinio kaip ir kaštonas. Tai jie man vienareikšmiškai yra poriniai, labai gražūs rinkiniai ir tikrai, jeigu bus dar pratęsimas šitos serijos, tikrai dar pirksiu ir siuvinėsiu. Na ir pereikim prie procesų. Tai visus jau juos esate mačiusios mano kituose video, kadangi siuvinėjau juos visus šitus mėnesius. Tai vienas iš mano tokių pradėtų darbų, tai yra spalio mėnesį pradėta Anos Petunovos autorinė schema rankdarbių magija, siuvinėjama ant 28 kaunto pilkos spalvos Evo. Tai čia yra išsiuvinėta 2032 kryželiai ir tai yra 75,5% darbo. Viso yra 7941 kryželis ir liko 2028 kryželiai. Naudojama 32 spalvos ir 5 blendai iš jų. Tai liko man visai nedaug. Liko išsiuvinėti štai čia pusiniais kryželiais langą ir čia šiek tiek dar fono ir padaryti backstitchą. Apačioje backstitchas jau padarytas. Tai artimiausiu metu norėčiau tą ir padaryti, paimti ir pabaigti ir pasidėti savo pabaigtų darbų dėžę. Kitas mano pajudintas darbas yra Long Dog Sampleris Pandemic.
Tai jį pasiuvinėjau tik tai lapkritį, gruodžio norma dar nepadaryta, darau dabar, nes reikia atsiskaityti iki sausio 5 dienos, tai labai tikiuosi per šiandien rytoj pabaigti. Per lapkritį išsiuvinėjau jame 1021 kryželį ir vakar sausio 1 dieną dar išsiuvinėjau 355 kryželius, viso dabar yra 35 su trupučiu procento darbo. Šiame darbe yra 79 224 kryželiai, liko 51 339 kryželiai. Siuvinėju ant baltos spalvos 32 kaunto lino, vienos spalvos DMC siūlų Twilight, kuris pereina nuo mėlynos per violetinį juodą. Tai dar turiu padaryti beveik 1200 kryželių, 1150, kad galėčiau atsiskaityti. Ką pasiuvinėjau dar? Tai pradėjau štai tokį Lukas rinkinį mergina, siuvinėjau jį ant rinkinyje buvusios 18 kaunto aidos, naudojama čia yra 4 spalvų siūlai. Čia pasiuvinėta viena spalva, kadangi ant aidos tai siuvinėsiu greičiausiai spalvomis, tai pabaigsiu šitą spalvą, tada imsiu kitą, nes jos ten viena ant kitos gana gražiai sluoksniuojasi. Tai tiek apie jį, išsiuvinėta jame yra 1003 kryželiai, kas yra 8,5 procento darbo. Viso jame yra 11 840 kryželių ir liko 10 837 kryželiai. Tiek apie šitą darbą. Keliaujam toliau. Per savo pradėtukų vakarėlį taip pat pradėjau štai šiuos 2 pana rinkinius. Tai man jie yra poriniai, nes šitas yra Let's Go to Sabbath, šitas After Sabbath. Abu juos siuvinėjau ant 16 kaunto juodos spalvos aidos, kuri buvo rinkinyje. Abiejuose juose yra naudojamas šviesą atspindintis siūlas. Naudojamas kaip vienas, taip ir blenduose. Tai vat pažiūrėsime, ar iš tikrųjų švies. Rytėje šviečia. Tai šitam darbe pasiuvinėjau 1007 kryželius, kas yra 10,5 procento darbo. Jame yra 9761 kryželis, liko 8754. Naudojama 14 spalvų ir 7 blendai iš jų. Ir šitame darbe yra išsiuvinėta 1006 kryželiai, kas yra 9,5 procento darbo, viso yra 10 815 kryželių, liko 9809 ir jame naudojama yra 16 spalvų ir 11 blendų iš jų. Tiek apie šitos 2 darbus. Kiti 2 mano poriniai darbai pradėti per pradėtukų vakarėlį, tai yra štai tokie Dimensions rinkiniai, taip pat siuvinėjami ant juodos spalvos aidos, kuri buvo rinkiniuose, tik tai 14 kaunto. Tai štai šis rinkinys yra Home Crazy Home, jame yra išsiuvinėta 700 kryželių ir tai yra visi kryželiai ir pusiniai kryželiai, kurie yra šitam rinkinyje. Jame išsiuvinėta beveik 45 procentai darbo, liko tik tai backstitchas 1, 2 ir 3 gijom ir French notai. Viso jame yra 1565 kryželiai, liko 865 kryželiai ir įsiuvinėjimas tik baltų siūlų. Ir kitas Dimensions rinkinys, tai yra Group Therapy. Irgi, kaip minėjau, siuvinėjama ant 14 kaunto juodos spalvos aidos, kuri buvo rinkinyje. Čia taip pat yra išsiuvinėta visi kryželiai ir pusiniai kryželiai ir padarytas backstitchas ant laimo ir alyvuogės.
Tai jame liko tik tai bekstyčas, jeigu teisingai pamenu, tai jame frenčnotų nėra. Viso jame išsiuvinėta 1060 kryželių, kas yra 54% darbo. Ir yra jame 1967 kryželiai, liko 906. Siuvinėjamasis 8 spalvų siūlais ir vienu blendu iš jų. Tai tiek apie jį. Keliaujam toliau. Dar vienas mano pradėtas per pradėtukų vakarėlį darbas, tai yra pana rinkinys naujametinis namukas. Šiais metais esu išsiuvinėjusi meduolinį namuką, išsiuvinėjusi ir surinkusi. Tai šitas rinkinys man yra porinis tam rinkiniui. Čia yra išsiuvinėta 1029 kryželiai, siuvinėjama ant 14 kaunto permatomos plastikinės aidos. Atsiprašau, plastikinės kanvos. Siuvinėjau ant likučio nuo meduolinio namelio ir nuo meduolinio namelio iš to rinkinio likusiais siūlais, kadangi spalvos tokios pačios. Tai pabaigsiu nuo to rinkinio, tada imsiu jau iš šito rinkinio. Tiek apie jį. Ką dar pasiuvinėjau? Tai vėlgi mano pradėtukų fiestos pradėtukai, tai RTO rinkinys Pink Bliss. Siuvinėjama ant sendintos baltos spalvos 32 kaunto lino. Keičiau audinį, rinkinyje buvo įdėta 14 kaunto baltos spalvos aida. Keičiau jį todėl, kad esu jau užsiuvinėjus šito gamintojo rinkinį su hortenzija ir ten irgi keičiau audinį. Ir dar turiu 2 rinkinius šito gamintojo, raganės ir irisus, tai juose taip pat keisiu audinį į liną. Jame yra išsiuvinėta 1431 kryželis, kas yra beveik 11% darbo. Viso jame yra 13 330 kryželių, liko 11 898, naudojama 43 spalvos ir 6 blendai iš jų. Tai tiek apie jį, keliaujam toliau. Kitas mano per pradėtukų vakarėlį pradėtas darbas, tai yra Needle Art autorinė schema. Žiemos vainikas, siuvinėjama ant 28 kaunto žydros spalvos Evo. Jame yra išsiuvinėta 1004 kryželiai, kas yra truputį daugiau negu 5% darbo. Jame iš viso yra 19 807 kryželiai, liko 18 803, naudojama 28 spalvų siūlai ir 9 blendai iš jų. Keliaujam toliau ir tai bus Jekaterinos Serioginos autorinė schema Gėlių karalienė. Siuvinėjama ant 32 kaunto sendintos baltos spalvos lino. Joje naudojama 55 grynos spalvos ir 48 blendai iš jų. Tai yra be galo daug spalvų. Bet labai norėjau šitos rožės. Joje iš viso yra 21 321 kryželis. Liko man joje siuvinėti 20 262 ir išsiuvinėta yra 1059 ir tai yra beveik 5% darbo. Tai tikrai judinsiu ją toliau.
Dar vienas mano pradėtas darbas, tai yra Viktorijos Pachomovos autorinė schema, siuvinėjama ant 32 kaunto rožinės blush spalvos Evo. Siuvinėjama yra tai yra kinrožė ir kolibris. Išsiuvinėta joje yra 1009 kryželiai, kas yra lygiai 6% darbo. Viso joje yra 16 790. Liko 15 781 kryželis, naudojama 46 spalvos ir 11 blendų iš jų. Dar vienas mano nedidelis pajudintas darbas gruodžio mėnesį, tai yra štai toks Mill Hill nykštukas. Kadangi važiavau traukiniu, reikėjo nedidelio procesiuko, tai šiek tiek pasiuvinėjau jį traukinį. Pavyko išsiuvinėti jame 258 kryželius, čia jau yra 22,5% darbo. Viso jame yra 1460 kryželių. Liko 1133 kryželiai, naudojama 19 spalvų ir 7 spalvų karoliukai. Tai labai geras yra siuvinys kelionėse. Praktiškai tik tai ten jį ir siuvinėjau, už tai tiek nedaug. Siuvinėjo ant plastikinio paruoštuko, kurį užsakinėjau pas Nataliją Lužanską. Rinkinyje jam yra įdėtas perforuotas popierius rudos spalvos. Tai šitas mano paruoštukas yra padarytas taip, kad yra padaryta kilputė, jeigu aš norėčiau jį kabinti, ir yra toks padėkliukas, jeigu aš jį norėčiau pastatyti. Tai tiek apie jį. Na ir paskutiniai jau mano pradėti paskutinę metų dieną 2 darbai, tai yra štai toks Wonderland Crafts garvežys, siuvinėjamas devynių spalvų karoliukais ant medinio paruoštuko. Tai išsiuvinėta jame yra 186 karoliukai. Viso yra 1707 karoliukai ir liko 1521 karoliukas. Čia yra beveik 11% darbo. Ir kitas mano gruodžio 31 pradėtas darbas, tai yra štai tokia Wonderland Crafts apyrankė, kurią jau dabar siuvinėjasi savo. Naudojami yra 3 spalvų karoliukai, visoje yra 923 karoliukai, o išsiuvinėta yra 169, kas yra 18 su trupučiu procento darbo. Tai man liko 754 karoliukai ir ji bus pabaigta ir galėsiu pasidžiaugti, nes nusipirkau šį kartą keletą apyrankių ir savo. Toliau pirkinukai. Tai štai, pirkau štai tokių eglučių iš firmos Komod. Tai štai tokia su žvake, su snaigiam, girlianda ir židinys. Taip pat pirkau ir rodžiau jau net ir išsiuvinėtą rinkinį su klevu ir taip pat šio rudens naujiena, štai tokie žiemos raštus. Tai bus tokia eglutė. Siuvinėjama jinai bus ant lino baltos spalvos siūlų ir paskui užtempiama štai ant šitos eglutės, kuri yra įdėta rinkinyje. Tai vis dar noriu kažką naujo pabandyti. Tai štai tokį rinkinį nusipirkau.
Po to įsigijau štai tokį rinkinį. Ir iš vienos iš siuvinėtojų sandėliuko štai tokį rinkinį. Tai yra mano pirmas Lanarte rinkinys su gervėmis. Ir gavau, matot, dovaniuką štai tokį siūlą rankų dažymą. Na ir pagaliau galiu parodyti savo vieną pavasarinį pirkinį, kuris jau buvo išrinktas, kadangi dariau schemos perrinkimą, tai štai tokia dekoracija. Siuvinėjama ant medinio paruoštuko, teisingiau ant kelių medinių, 4 medinių paruoštukų, paskui surenkama į tokią vieną konstrukciją. Tai viskas šitam rinkinyje yra, ko reikia. Ir paruoštukai, ir siūlai, ir karoliukai. Tai galėsiu pasidaryti štai tokią dekoraciją. Dar, kadangi buvau Kaune, tai buvau Urmo bazėje esančioje Dekodei parduotuvėje ir nusipirkau šio bei to tenai. Tai štai tokių dėžučių karoliukams. Ir štai va tokių įvairių žvynelių. Paruoštukų apyrankėms, bet čia jau nesiuvinėjimui, čia mano karoliukiniams reikalams. Ir štai tokius 2 kabošonus, iš kurių pasidarysiu kažkada tai magnetukus. Štai. Tai tiek šį kartą apie mano procesus, pabaigtukus, pradėtukus ir pirkinius. Jums linkiu, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų, lygių kryželių ir iki kitų susitikimų kitose mano videos.